emocijos kuo puikiausios. Pirmiausiai, tai norisi pasakyti, kad Saulės gimnazija labai myli krepšinį ir mokiniai, ir mokytojai. Ir iš tikrųjų šiandien yra didelė šventė, nes į gimnaziją atvyko Aisčių komanda. Džiugu, kad ne viena Kauno miesto komanda mus lanko, jau 2 metus iš eilės Kauno Žalgirio komandos vyrai svečiavosi pas mus, o šiandien ne tik svečiuojasi, bet galim pasakyti, kad tai yra tikra krepšinio fiesta, tikra krepšinio šventė. Ir Saulioko emocijas, galima justi. Jie krykštauja, jie patys žaidžia, jie patys teisėjauja, jie patys organizavo šitą susitikimą. Taigi, kuo puikiausios emocijos. Iš tikrųjų, aš esu labai laiminga ir patenkinta, kad Aistė suteikė mums tokią galimybę puoselėti ir toliau sportą mūsų gimnazijoje. Labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi savo mokytoją Korneliją Balčiūnaitę, kuri žaidžia Aisčių komandoje ir būtent šiandien kaip tarpininkė atvedė mums viešnes. Džiaugiuosi, kad ir mūsų mokiniai, tie, kurie dar ir nedaug sportavę, iš tikrųjų kaip mūsų Sauliukas, nedidelis, tačiau vikrus ir tikrai būsimasis sportininkas. Ačiū iš tikrųjų už malonės akimirką šią gražią pavasario pirmąją dieną. Pirmą pavasario dieną, kovo 1, tą progą savo Saulės gimnazijoje padarėme krepšinio šventę. Toje šventėje dalyvavo mūsų Saulės gimnazijos gimnazistai ir LKK Aistės komandos. Renginio metu įvyko metimų konkursas, paskui draugiškos rungtynės tarp moksleivių ir krepšininkų. Šventėje turėjo progą krepšininkai ir moksleiviai, žinoma, kurie atėjo pasižiūrėti, susipažinti arčiau su moterų krepšiniu, pažinti krepšininkės, pažinti savo Kauno miesto krepšininkės. Ir puikiai proga buvo pabendrauti, manau. Apie moterų krepšinį vaikai mūsų tikrai esu įsitikinusi žino, bet kiek tai žino, daug nežinau. Ir antra vertus rodo, kad mokinių būrys susirinko ganėtinai gausus, reiškia, jie domisi šituo. Esu tikra, kad ir į Aisčių komandos rungtynes mūsų mokiniai žymiai gausiau būtent po šito susitikimo. Nes iš tikrųjų turime labai nuostabių sportininkų įvairiose sporto srityse, o iš tikrųjų krepšinis, kaip ir visos Lietuvos, kaip ir Kauno miesto, yra sporto šaka numeris 1.